Sveiki, mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandien iš jūsų gavau būtent klausimą tokį. Gerbiama Rasa, padarykite video, kaip susigrąžinti žandukų putlumą, ką jūs rekomenduotumėte, būtent kokius užpildus ir vienu žodžiu ir kaip juos pasirinkti. Labai dėkoju už būtent tokį klausimą. Iš tikrųjų, tai yra įdomi tema ir labai naudinga tema, nes būtent skruostai, kauliai ir žandukai, obuoliukai, žandukai, šitą procedūrą jau, sakykime, aš priskirčiau plastiniam būtent veido kontūravimui. Pirmoji eilėje, kamgi tinka šitą procedūrą? Ogi tinka visiems, negi jaunesnio amžio moterims ar net vyrams. Žinoma, jos darosi truputį skirtingai, nes vyriška išraiška turi būti vyriška, o moteriška jinai ganėtinai tokia plastinė ir švelni. Tai va, tinka tiek jaunesnio amžiaus žmonėms, kurie neturi fiziologiškai išreikštų tokių ryškesnių, kaip, sakykime, žandukų, yra neišreikšti visiškai skruosti kauliai, arba turi kažkokias tai duobes ar asimetrijas. Na, o vyresnio amžiaus žmonėm, tai šita procedūra tiesiog yra, procedūra, kadangi būtent susilpnėja, sunyksta mūsų podinis riebalinis sluoksniukas, jis taip pat nuslenka žemyn, kaip esat pastebėję, būna užkrenta čia, atsiskiria į keletą dalių ir, žodžiu, atsiranda tokios ganėtinai gilios duobės. Taip pat gali būti ir pačio kaulo rezorpcija, taip, su amžium. Na ir, kaip sakau, būtent tų suglebęs veidas, vėlgi tas visas sukritęs veidukas tinka būtent šitai procedūrai. Būtent šitą procedūrą ne tik suformuos, bet ir pagerins būtent veido proporcijas, taip pat, aišku, padidins jos tūrį ir žinoma, pakels truputį patį veiduko odos tą visą sukritusią mūsų odą. Kadangi šitą procedūrą, kaip ir minėjau, jinai jau priskiriama kontūriniai plastikai, tai kosmetologas turi būti ir kaip skulptorius, nes praktiškai darant šitą procedūrą mes turim vizualiai įsivaizduoti, kokią formą mes norim priduoti. Galbūt ir skruostikaulį šiek tiek, jeigu yra neišreikštas, jeigu trūkumas yra būtent tos ašarų latakų gili duobe, kai atsiskiria praktiškai jau maliarinis maišelis, jisai labai stipriai pas kitus šviečia, taip. Tai va, ir būtent injekuojama hialurono rūgštis, galima būti išdėstyti ją, kaip sakykime, meniškai, skirtingai, kad suformuoti gražų veiduką. Dabar trumpai parodysiu, kaip atliekama šita procedūra, nors, pavyzdžiui, tų braižymų ant veido gali būti be galo įvairių, kaip ir minėjau, vėlgi, kur mes norim kokią problemą maskuoti. Bet pradėkim nuo pačio paprasčiausio, tai yra šito trikampio. Nuo nosies sparnelio mes einame iki ausies sparnelio, pasidarom tokią liniją, taip. Daugmaž lygiai. Toliau, nuo akies kampučio mes einame iki lūpų kampučių. Štai, mes ir turime tą pagrindinį tašką, norint atilikti būtent vadinamų tų žandukai, obuoliukai. Jeigu mums reikia pakelti šiek tiek praradusius žandukus, čia galima vėlgi įleisti labai skirtingai, vėlgi, mes aptariam tai su pacientu, tai gali būti, jeigu nelabai stipriai, ir 0,3, ir gali būti 0,4, ir 0,5, priklausomai nuo jūsų norų ir vizualiai mes patariam. Taip, toliau. Jeigu mes toliau sekantis taškas, vis dėlto kaip bebūtų, čia praeina mūsų, kaip ir minėjau, šitą įdubimas, tas ne naso labialinė, atsiprašau, bet tiesiog ašarų latakų tokia gili duobė, ypatingai tada, kai atsiskiria maliarinis maišelis ir va šičia atsiskiria tokia riebaliukas kabo ir čia lieka tokia duobė. Tai būtent šitas taškas mums padės
užformuoti ir pakilstelti būtent šitą, kaip sakykime, iškelti šitą duobę, įlinkimą, tuštumą užpildyti, turi užpildyti. Sekantis mūsų taškas turėtų būti visiškai šalia. Jeigu mes turim maliarinį maišelį, po kurio, aš nelabai turiu ir negaliu parodyti, bet ta prasme, čia iš karto būna tokia duobė, o čia tokia, sakykim, irgi toks griovys, tokia didelė raukšlė. Tai mes vėlgi šitą dalį dalinamės per pusę, ir tiesiai nusivedam. Tai va šičia bus mūsų taškas. Dar vienas, jeigu mes norim, kaip sakant, daryti kamufliažą būtent maliariniam maišeliui. Tai va šitas taškas, tai yra Magregoro taškas, taip, kad būtent įleidus čia mes suformuosim labiau va čia, demaskuosim truputėlį, tą visą tokį, įlinkimus įvairius, taip. Šiaip, aš čia tiek pripiešiau, kad nebai suprasti tuoj. Tai va, pasidariau kitoj pusėje, nes čia tiek daug pripiešiau, jūs turbūt nelabai besuprasit, bet klasikiniai, kaip matote, pirmas taškas, jeigu norim, žandukų. Jeigu mes jų nenorim, pas kitus ir taip juokiantis, jie būna labai tokie dideli, o norim šiek tiek paryškinti žandikaulio liniją, tai va, schemiškai mes ir nueiname. Jeigu mes nenorim labai stipriai, jūs galite dar pasidaryti ir tokį trikampį. Viskas. Šita zona darbui yra saugi, kaip ir minėjau, todėl, va, šičia mes galime boliusais, man labiau patinka dirbti šičia su adata negu su kaniule, nors galima, pavyzdžiui, jeigu yra būtent ašarų latakų, va čia viena duobė, mes galim pasidaryti va tokį vieną įėjimą, čia palik didžiausią boliusą ir va šitaip dar padirbėti, jeigu tai dirbam su kaniule. Jeigu norim tik skruostikaulių, tai galima įėjimą padaryti tik iš vieno taško ir išdalioti boliusais didesnis, mažesnis ir visiškai nedidelis, žodžiu. Vieniem užtenka, sakykime, 1 mililitro, jeigu mes norim, kaip tik atsišviežinti, Bet jeigu tai yra iš tikrųjų jau tokia didesnė aptozė ir nori tokio gražesnio efekto, tai rekomenduočiau netgi 2 mililitrus. Kartais jų neprireiks ir jų liks. Gal jums tik reikės 1,5 ar 1,6. Ką mes darom, jeigu lieka, jūs galimas panaudoti būtent, nepamiršti ir smakro paformuoti, nes su amžiumi mūsų smakras vėlgi būna, kad jisai kažkur tai dingsta ir va taip va, žinokit, ir tai nepriduoda vizualiai gražaus tokio veido formos ir užtat galima šiek tiek švelniai paformuoti su likučiais ir va vizualiai, kur būna kartais va šičia tokios, va būtent nuo čia, o šito tokia duobė, mes galima vėlgi čia sudėti keletą taškiukų ir išspręsti šitą problemą. Tai va, ką tokios procedūros metu mes pasiekėme? O pasiekėme be galo daug. Kaip ir sakau, priduoda iš karto tokią jaunatvišką išvaizdą, tokią pailsėjusią, atsigavusią ir, kaip sakykime, ir žinokitės, aišku, jeigu pas jūs yra stipriai užkritus nasolabialinė, jau ten yra klostė, nebe raukšlė ir turite, buldogų žandukų, tų vadinamų nukarimų, žinokit, šita procedūra praktiškai jum kilstels. Taip, mes vaikai matot, mes šiek tiek kilstelim ir jau automatiškai pasikelia būtent apatinė trečioji veido dalis. Taip pat, kai mes užpildinėjom čia, mes matom, kas atsitinka, pasikelia ir lūpų kampučiai, ir būtent šiek tiek atsities būtent nasolabialinė raukšlė atsikels. Ir dėl ko aš visada sakau pradžiai pasidarykim vieną, nes tada žiūrėsim, galbūt reikės žymiai mažiau. Ir vėlgi, gerai, neįsiplėsiu. Tai žiūrėkit, dabar kodėl būtent yra šitas trikampis vadinamas, nes galima dar va šitaip nusipiešti, kad jūs ten neužeit, nors iš tikrųjų iki pat čia galima užeit, bet čia kam reikia, jeigu reikia palaikymo. Nes čia būtent, kaip ir sakau, tai yra Magregoro taškas, tai yra būtent pagrindinis taškas, kur yra mūsų visi raiščiai, kurie būtent silpsta ir mūsų oda smunka žemyn. Taip, dar pamiršau paminėti, kad jeigu mes taip pasižiūrėtume, va taip va,
nuo akies vyšio, kur bėva, va šičia kažkur tai randasi būtent, čia randasi infraorbitalinis nervas, ne pagrindinis. Ir taip pat, žinokite, praeina, dėl to pažymėkim šičia, labai stipriai praeina mūsų arterija. Ir žiūrėkit, jeigu mes dirbam su kaniule, tai mes vėlgi visą tą atsižymėm ir šita zona vadinama yra no-go. Šičia tikrai nepraeinam, nes čia vis dėlto kaip būtų praeina ir mūsų maitinanti ta arterija. O šita zona darbui yra, kaip minėjau, visiškai saugi. Taškai gali būti truputį ir kitokie. Vyriškiams mes dedame praktiškai į liniją, ne? Mes nedarom tų užkeltų tokių gražių skruostikaulių. Vyram reikia to brutalumo ir mes jį paliekam tokį brutalų. Tai va, pagalvosiu, ką čia dar pasakyti. Dabar galvoju, tiek daug šnekėjau ar be pasakiau, kad iš tikrųjų šitą procedūrą pavadinčiau pietų pertraukos procedūra, nes praktiškai nepalieka jokių hematomų, neskaudi procedūra, greita procedūra, bet tikrai turi tokį, sakykime, wow efektą. Kaip jinai atliekama, ogi atliekama, kaip aš jau minėjau, aš labiau mėgstu galbūt ją atlikti su adata, nes vis dėlto su kaniulė, galima ir su kaniulė, iš tikrųjų esu darius ir taip, bet principė, jeigu tai daroma yra su adata, yra būtent naudojama 25G, gali 27, bet iš tikrųjų tai būtų jau, tokia jau ta skylutė truputėlį didesnė pats įėjimo anga. Taigi, pagal jūsų nusipieštas taip, taškiukus dedama kas 0,5-0,1 cm tarpai maksimum. Jeigu jūs dedat didesnį kiekį, tai aišku pasitraukit 1 cm, kad visas tas gautųsi va taip gražiai. Taigi, susiradus jūsų tą tašką, truputėlį visada suimam, prapulpuojam kauliuką, taip, žandikaulį prapulpuojam ir statmenai, visiškai statmenai, mes einame iki pat kaulo. Taip, nebrūžinam kaulo, nes principė irgi nereikia gadinti jo, taip, bet mes jaučiam, tiesiog ir pacientas jaučia, kad mes atsistojam ant kauliuko. Darome aspiracinę probą, turbūt žino, tai yra būtent patraukiamas švirkštas atgal, tuščiai stovint vietoj ir laikom ir žiūrim, ar nepasirodė kraujas. Jeigu jis nepasirodė, reiškiasi vėl, mes labai lėtai leidžiame tokį kiekį, kokį mes suplanavom. Ar tai čia bus 0,4, ar tai bus 0,5, ar tai bus tik 0,2, čia kaip jūsų kosmetologas, jūs įsivaizduoja ir kaip jūs norite būtent tą veido formą išsiformuoti. Taip? Tai va, sakantis visiškai tas pats. Ir taip, geriausiai man patinka tas 3 taškų, maksimum 4 nuėjimas gali būti be galo švelnus, ten 0,5 kokie. Taip, jeigu mes norim tokį švelnų nuėjimą padaryti. Tai va, adatą pasakiau, kuriomis aš dirbu. Jeigu tai būtų kaniulė, aš dirbu 22G. Taip, ir stengiuosi imti 70 mm ilgio, nes su 50 galima prigauti principę, taip, bet čia jau, kaip sakant, kiekvieno reikalas. Toliau. Kokiusgi užpildus naudoti būtent kontūriniai plastikai. Kaip žinote, užpildai turi skirtingą tą, sakykime, tokią konsistenciją, nuo soft labai tokio minkštučio, yra vidutinio tankio ir, sakykime, labai didelio tankio hialurono rūgšties būtent preparatai. Kontūriniai plastikai mes naudojam tik didesnio tankio užpildus. Kokie jie turėtų būti? Tai 25 mg ant mililitro arba 26 mg ant mililitro. Gali būti šiek tiek ir mažesni, bet kuo didesnis jo tankis, tuo jie, sakykime, tvirtesni ir ilgiau išbus mūsų odoje. Šiaip būtent pats efektas išlieka gana ilgai, sakykime, nuo 1,5 netgi kartais iki 2 metų, vėlgi priklausoma nuo kompanijos produkto, nuo
tiesiog netgi nuo žmogaus anatomijos, bet viską paminėjau, kokius reikėtų rinktis būtent preparatus, bet jeigu taip jau kompanijom išvardinti, tai nenoriu daryti kažkokios reklamos, bet iš tikrųjų tai gali būti ir Filorgos, ne, Artfileriai, Universal arba Voluma, gali būti Juvedermo, ne, Volux, Volume, gali būti, Jėzus Marija dabar čia taip staigiai, ir Nuvijos man patinka, tiek Men linija labai, jinai turi gerą konsistenciją, taip pat Stimulate, ar ten iš tikrųjų labai daug yra toj linijoje. Na, o iš tokių galbūt šiek tiek, kur paprastesnių, bet irgi puikiai jie laiko, Revolax tai Sub būtų, taip. Nu ir tikrai, juk žinot, kiek rinkoje tų kompanijų, aš jų visų neišvardinsiu, bet principe, kai jūs žiūrėtės kokį produktą, tai jisai turi būti, sakykime, turi žiūrėti, kiek miligramų produkto yra ant 1 ml. Tai va, o kokie dar būdai, ne? Būtent žandukų, tokių, sakykime, ne, tokių papildymui, tai gali būti pilnai ir radieso, radiese, gali būti pieno rūgštis, taip pat gali būti, dar aš su juo nedirbu, nes jisai tikrai be galo brangus, yra Elence. Nu, ten tikrai mano pacientai gal net nesugebėtų tiek sumokėti pinigo. Nu, žodžiu, bet visi tie taip pat. Radiesas irgi puikiai daro šitą liftingą. Tiek pieno rūgštis, jeigu būtent mes vektoriniai suvedam į skruostikaulį, taip pat radieso, sakykime, bet reikės šiek tiek palaukti, turėti kantrybės, kol mūsų pats kolagenas pasigamins ir duos to volumo tokio. Ir užbaigimui, nepamirškite, kad nedidelis profesionalo su nedideliu tūriu prisilietimas prie jūsų odos gali stulbinančiai pakeisti jūsų išvaizdą. Tai tiek. Geros dienos.